Kaip matau, komentaruose toliau aistros verda. Tad nusprendžiau atsakysiu į dar vieną komentarą, kuris buvo užduotas kelis sykius. Tai kokio amžiaus yra iš tikrųjų senas automobilis? Šis klausimas toks yra abstraktus iš esmės, nes kiekvienam žmogui būtų skirtingas požiūris. Gal kai kurių požiūrį sutaptų. Bet manau, tiksliausias į šį klausimą atsakymas būtų iš gamintojo lūpų. Tai kaip pavyzdį paimkim kokį Audi A4. Tarkim, dabar pati naujausia, jinai gauna 2 metų garantiją, be ridos apribojimo. Tai jūs įsivaizduojat, kad gamintojas, ką jis nori pasakyti, kiek jis yra amžiaus senas automobilis, nuo 2 metų. O po to garantiją galima išsipirkti iki 5 metų, bet ta garantija truputį siaurėja, nebe viskam jinai būna ir garantija papildomai kainuoja. Tai aš įsivaizduoju, dalis žiūrovų gauna šoką, nes jiems dar nesenas automobilis 15 ir 20 metų, o kitam 10 metų senas, kitam 5. Man asmeniškai automobiliai tikrai dar nėra seni, ženkliai daugiau negu gamintojo garantija. Gamintojas galėtų duoti ženkliai didesnės garantijas, bet jis šitam žaidime kaip Monopoly yra labai stiprus, pats stipriausias, jis nurodinėja visas taisyklės. Ir jis pasidaro taip, kad kuo būtų daugiau parduodamų automobilių ir kad kuo būtų dažniau jie keičiami. Aišku, ten dar kažkiek moralės, iš moralinės pusės yra atsižvelgta, taip kad nebūtų, jog vos nusipirkai, turi pirkti naują. Bet yra žaidimas padarytas labai protingai ir jų naudą. Tai tiek žinių, parašykite į komentarus, kokio amžiaus manot, kad senas yra automobilis. Bus labai įdomu paklausyti.